dėl tavo žodžio, viešpatie. Šis Viljamo Marijono Branhamo pamokslas buvo pasakytas 1948 metais kovo 5 dieną Finikso mieste, Arizonos valstija, JAV. Pergalė prieš kiekvieną demoną, kuris yra apsėdęs šiuos žmones. Tu esi mūsų išgelbėtojas, mūsų Dievas ir mūsų išgydytojas. O, ateik viešpatie su tokia jėga, kuri sudrebins šį pastatą. Tegul čia būna išsiliejimas, tegul kiekviena širdis bus pakylėta viešpatie aukštai į 7 dangų virš visų žemiškų dalykų, kad gyventi ir suteik mums šį vakarą tavo užtikrintumą, pasiųsdamas dabar šventąją dvasią šią valandą. Padėk man, kalbėk per šias mirtingo lūpas tiesiog dabar, nes prašome to Jėzaus Kristaus gyvojo Dievo Sūnaus vardu. Amen. Vieną dieną, neilgai trukus, mes ruošėmės pamatyti tą, kuris šį vakarą tarp mūsų yra nematomas. Šioje perskaitytoje rašto vietoje Jėzaus tarnavimas tapo labai populiarus. Apie 70% jo tarnavimo buvo dieviškasis gydymas. Jis gydė žmonės ne tam, kad parodytų savo valdžią. Jis gydė žmonės, kad išpildytų raštą. Nes raštas sako, kad daugelis iš jų atėjo pas jį ir sakė, mes norime ženklų ir panašiai. Pasakė, jūs veidmainiai, jūs galite atpažinti dangaus veidą, tačiau laiko ženklų neatpažįstate. Pasakė, kai dangus raudonas ir niaukėsi bus bjaurus oras, saulė besileidžiant bus giedra ir panašiai. Bet jis pasakė, taigi, jeigu jūs galite tai atskirti, jūs turėtumėte atpažinti jo dienas, nes pranašai yra pasakę, Izaijas pasakė tada, raišasis šokinės tartum elnės, dainuos iš džiaugsmo nebylio liežuvis. Ir tai buvo ta diena, kurioje žmonės gyveno, kad pamatytų Dievo liudijimo apie jo sūnų Jėzų Kristų pasireiškimą. Ir Dievas yra tas pats. Kristus patvirtino, kad jis buvo tas pats. Aš esu. Ir jis pasakė, todėl 2 liudijimas pagal įstatymą buvo teisingas. 2 ar 3 liudininkų burnoje bus įtvirtintas kiekvienas žodis. Jis pasakė, jeigu aš liudiju tai, kas jis pareiškė savo teisės ir Dievas jame paliudijo, tuomet tai išpildė tai. Na, ar tai šį vakarą nėra taip pat? Jis jo apsilankymo dienomis, jis turėjo žmonės, kurie laukė Jehovos iš toli, kai jis buvo dykumoje su Moze. Bet jis pasakė, kaip jūs patikėjote Dievu, tai patikėkite ir manimi. Dievas buvo Kristuje, sutaikindamas pasaulį su savimi. Taigi jis pasakė, jūs tikėjote juo, kai jis dar tuomet buvo dvasios pavidale, dabar tėvas yra manyje. Ir aš esu tėvė ir tėvas manyje. Dabar tikėkite manimi dėl pačių darbų. Taigi daugelis žmonių laukia, kai kurie iš jų sako, aš tikiu, kad Dievas gali viską padaryti. Kiekvienas, turintis sveiką protą, žino, kad Dievas gali padaryti viską. Jeigu jis negali padaryti visko, jis nėra visagalis Dievas. Bet jeigu jis yra visagalis Dievas, jis gali padaryti viską. Todėl šį vakarą žmonių problema yra ta, kad jie ieško Dievo už milijono mylių, kai Dievas yra tiesiog čia, dabar jūsų tarpe. Pagalvokite apie tai. Tas, kurį jūs mylite, kuriam jūs tarnaujate, yra čia. Jis pasakė šiuos žodžius, kur 2 ar 3 yra susirinkę mano vardu, ten ir aš būsiu tarpe jų. Tai yra tokia pati tiesa, kaip ir visas likęs raštas. Taigi, jis pažadėjo, kad jis padarys šiuos dalykus, siūs ženklus ir stebuklus. Ir Dievas padarė tai žinoma žmonėms.
Taigi, jeigu jūs galite tai pamatyti ir patikėti tuo, šis vakaras bus jūsų išgydymo vakaras. Taigi, jeigu jūs tuo abejojate, nesvarbu kas, jei pats Kristus būtų apsivilkęs mano švarką ir apsiavęs mano batus, jis stovėtų čia, o jūs išeitumėte iš čia tokie sergantis, kokie dabar esate. Jis negali jūsų išgelbėti prieš jūsų pačių valią. Jis negali jūsų išgydyti prieš jūsų pačių valią. Jūs turite tikėti, kad jis yra ir atlygina tiems, kurie uoliai jo ieško. Amen. Ar tai tiesa? Taigi, jis yra čia šį vakarą, kad išgydytų. Kodėl jis turėtų vienus išgydyti, o kitų ne? Suprantate, tai nėra Dievo valia ne vienam iš jūsų išeiti neišgydytam. Tai nėra Dievo valia, kad nors vienas iš jūsų išeitų neišgelbėtas. Jis numirė, jis atėjo pasiimti ir lygos yra dėl, nuodėmė yra dėl lygos, myslės, patraukite jas į šalį, skyrybos, palikite tai. Dievas viską atskyrė per ant žmogaus. Kai Kristus mirė ant kryžiaus, tobulas išlaisvinimas, gyventi su viskuo. Jis yra laisvas nuo nuodėmės, laisvas nuo lygų tik per Kristus ant kryžiaus. Teisingai, kas būtų dėl turėti Dievą, išlaisvinti jį. Taigi, čia prieš mane kalbėjo tarnautojas, statydino žmonės tikėjime pamokslaudamas tema apie stebuklingą Dievą. Jis pasakė, taigi jūs matėte tų žmonių akis, kurie buvo gimę akli. Jie stovėjo čia praregėję, skaičiuodami šviestuvus ir klausdami, kas tai buvo ir apie skirtingas spalvas. Kurtieji, nebyliai, luoši žmonės buvo. Vienas žmogus atvyko čia iš Teksaso su savo žmona, kuri buvo neįgaliojo vežimėlėje jau 16 metų. Atskraidino ją lėktuvu. Ir po kelių akimirkų, kai už ją buvo pasimelsta, ji vaikščiojo tarp eilių šlovindama Dievą. Kitą vakarą į maldos eilę atėjo vyras. Aš nežinojau, aš paėmiau jį už rankos, nebuvo jokių vibracijų mano rankoje. Aš pakėliau žvilgsnį, o jis verkė, jis pasakė, taigi, broli Branhamai, aš manau, kad aš atsidūriau veidmainio rolėje, tačiau aš suprantu, jūs esate vargšas žmogus, aš norėčiau jums duoti nedidelę auką viešpačiui, aš pasakiau, aš nepriimu paaukojimų. Ir jis pasakė, na, čia yra nedidelis čekis. Pasakė, ne dėl to, kad pasimelite, pasakė, pažiūrėkite, štai ten sėdi mano motina, kuri 16 metų buvo luoša. Aš pasakiau, na, aš jos neišgydžiau, Kristus ją išgydė. Ir jis pasakė, na, čia aš tik išrašiau šį čekį. Čekis išrašytas $5,000, jis buvo naftininkas, nusipelnęs. Aš suplėšiau čekį, man nereikėjo jokio čekio. Tuomet, suprantate, aš noriu tik jūsų tikėjimo. Pažvelkite. Po 5 metų nuo dabar, sakyčiau, 5 metų laikotarpyje, galbūt šiek tiek ilgiau, galbūt šiek tiek trumpiau, jūsų pinigai nebus verti popieriaus, ant kurio jie yra atspausdinti. Jie neturės jokios vertės. Šiandien Rusijoje jų namų sienos ištapetuotos $1000 kupiūromis. Jie nieko neverti. Konfederacija, tai tiesa, ir mes artėjame prie to paties. Misionierius čia Majamyje su manimi kažkuria dieną kalbėjo. Jis vaikščiojo Londono gatvėmis Anglijoje, ten, kur mes ruošiamės nuvykti Londono rotušėje. Jis pasakė, aš turėjau 600 svarų kišenėje, tai buvo $. Ir pasakė, mano mažoji mergaitė užsinorėjo mažo sausainėlio. Ir už tuos $600 aš negalėjau nupirkti to mažo sausainio. Iš pradžių turėjau įsigyti žymimąjį ženklą, viskas sunormuota. Žvėries ženklas. Niekas negali pirkti ar parduoti išskyrus tuos, kurie turi ženklą, ir tai ateina būtent čia. Jūs įsidėmėkite tai, jūs tikriausiai pamatysite tai prieš man vėl čia sugrįžtant, tai tiesiog prie durų ir mes esame arti pabaigos. Todėl negalvokite apie pinigus, negalvokite apie namus ir žemės, galvokite apie Kristų, kuris ateina. Į nieką kitą dabar negalima dėti vilčių, tik Kristų. Tai tiesa, viskas, visa mūsų ateitis yra viešpaties ateime. Tai tiesa. Tai viltis tų, kurie yra užmigę, ir mūsų, kurie esame gyvi. Taigi, atkreipkite dėmesį į šitai. Taigi, tame susirinkime, kuriame tas tarnautojas kalbėjo jiems apie stebuklingas Dievas, kai pradžioje Dievas nužengė ir sukūrė dangus ir žemę, kaip jis nužengė ant varinės gyvatės.
Ir tada kažkas, žinoma, kai buvo padaryti tokie pareiškimai, jie pasakė, na, kas kada nors yra apie tai girdėjęs. Jūs negalėtumėte to įrodyti Bibliją. Bet Dievas pasakė Mozei padaryti gyvatę. Kodėl jis tai padarė? Kad žmonės turėtų į ką pažiūrėti. Taigi, tai tiesiog žmonės. Tai tiesiog žmogui. Kad kažkas žiūrėtų į kažką. Fizinės akys turi kažką matyti. Taigi, ta gyvatė nebuvo gydytoja, bet Dievas suteikė savo išgydymo dovaną tai gyvatei. Ar jūs tikite tuo? Jis tai padarė. O dabar, jeigu kas nors pažiūrėtų, žinoma, tuo nepatikėtų. Bet kažkas pažvelgė ir patikėjo. Ir kai jie tai padarė, gyvatės įkandimas buvo išgydytas. Tuomet kiti pradėjo žiūrėti ir tikėti. Tuomet jie žinojo, kad Dievas liudijo per tą gyvatę, kad jis buvo Jehova Rafa, gydytojas. Ir jis vis dar yra Jehova Rafa, gydytojas. Jis yra ne aš buvau, jis yra aš esu. Ne kažkas, kas buvo, bet kažkas, kas yra dabar esamuoju laiku. Gerai, taigi, kai jie žvelgia į tą varinę gyvatę, jie buvo išgydyti, taigi tai buvo stebuklinga. Tuomet praėjus varinės gyvatės dienoms, jis nužengė su savo angelu ant vandens telkinio. Taigi pažiūrėkite, varinė gyvatė negalėjo už kažką pasimelsti, ar ne? Ji ant nei vieno negalėjo uždėti rankų. Visgi jie atpažino Dievą varinėje gyvatėje dovaną. Vandens telkinys negalėjo už kažką pasimelsti, ar ne? Tačiau Dievo angelas buvo virš to vandens telkinio ir žmonės, kurie tai atpažino, įeidami į vandenį, būdavo išgydyti, ar tai tiesa? Taigi, stebuklingas Dievas. Tuomet jis tęsė sakydamas, kad Dievas nužengė ir gyveno Kristuje. Dievas taip pat siuntė savo dovaną Petrui, apaštalui, taip pat Pauliui, iki tokio lygmens, kad žmonės gulėdavę jų šešėliuose būdavo išgydomi, ar tai tiesa, jie atpažino Dievą, jo stebuklus. Ir tada jis pasakė, taigi, ar tai nekeista, kad Dievas ankstesnėse dienose pažadėjo Izraeliui išlaisvinimą, po to, kai ten buvo laikinai apsigyvenęs 400 metų, jis išpildė tai tuomet, kai žmonėms reikėjo išgydymo ar išlaisvinimo. Jis suteikė jiems išlaisvinimą, taigi Dievo žmonėms reikia išgydymo. Ir Dievas pažadėjo atsiųsti dovaną. Ar tai nėra neabejotinas faktas, kad Dievas laikysis savo žodžio? Žinoma, jis laikysis. Tada jis pasakė, žmogus gali visko reikalauti, bet jeigu Dievas to nepatvirtins, tai yra klaidinga. Jis pasakė, taigi Dievas turėjo... Šioje vietoje garso juostos kokybė yra labai prasta, žodžiai yra nesuprantami, todėl šioje vietoje nėra teksto. Aš atiduočiau viską, ką turiu. Jei galėčiau nuvykti kažkur ir atsisėsti ir klausytis senovinio šventosios dvasios Dievo baimingo pamokslo. O tai bent, tuščia vieta juose. Bet atrodo, kad kai jūs ten nuvykstate, visada krentant, o tada meldžiasi už ligonius. Šį vakarą atėjau ir išgirdau tas merginas giedant. Rytoj vakarė norėčiau ateiti čia daug anksčiau, pasiklausyti daugiau. Tai man padeda, tai padrasina mane. Man patinka to klausytis, man patinka klausytis gerų pamokslininkų. Aš būčiau norėjęs išgirsti Jėzų, kai jis nusileido prie pakrantės tą rytą kalbėti apie tai, ką Dievas dėl jo darė. Būčiau norėjęs jo pasiklausyti tą rytą, o jūs? Jis nusileido, žmonės susispaudė aplink jį, kad pasiklausytų Dievo žodžio. Taigi pažiūrėkite, tikėjimas ateina per klausimą, Dievo žodžio klausimą. Ar tai tiesa? Ir jis buvo žodis. Pradžioje buvo žodis, logos, kuris išėjo iš Dievo. Ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Jis buvo Dievo žodis, pasireiškė žemėje. Ar jūs tikite tuo? Štai jis eina. Ir jie stovėjo ten klausydami žodžio. Taigi, kai kurios seserys, tuščia vieta juoste. Tai jo nepaveikė, jie išgirdo, kad ten prie upės bus susirinkimas, todėl jie nusileido prie upės. Kai kurie broliai tą rytą nenuėjo arti, ar tuščia vieta juostoje. Jie nusileido prie upės išgirsti Kristų. Kai kurie iš jų netikėjo jį esant Kristumi. Lygiai taip pat, kaip kai kurie šiandien netiki išgydymu, jūsų išgydymo buvimu. Jie netiki dovanų atstatymu, bet dėl to tai nenustoja būti tiesa. Kažkas tai išgirs. Kažkas tuo patikės. Jie netikėjo, kad jis yra Dievo sūnus, bet Dievas išreiškė save per jį ir įrodė tai per ženklus ir stebuklus.
Jis pažadėjo, kad paskutinėmis dienomis bus pašaipūnų bažnyčia. Mes turime juos. Ir jis pažadėjo, kad bus bažnyčia, kurią lydės ženklai. Mes ją turime. Tai tiesa. Taigi tai buvo iš vienos pusės, šį vakarą iš kitos. Ir kiekvienas iš mūsų čia yra arba vienoje, arba kitoje pusėje. Tai tiesa. Taigi atkreipkite dėmesį. Tada, kai jie visi kartu ten susispaudė, kad jie išgirstų, ten buvo 2 ar 3 žvejai ten buvo, žvejoja visą naktį. Vienas iš jų buvo Simonas. Aš visada tikėjau, kad Kristus žinojo būtent tada, kas turės įvykti, ir žinojo, kad ten buvo Simonas. Ir buvo pasakyta, jie yrėsi visą naktį ir nepagavo jokios žuvies. Manau, jūs čia, žmonės iš čia, iš dykumos, nedaug žinote apie žvejybą, bet kuriuo atveju labiausiai nuvilintis dalykas yra žvejoti ir nieko nepagauti. Taigi, jie yrėsi. Matau daugelį jų besijuokiančių, yra kažkiek žvejų. Taigi, jie yrėsi visą naktį ir nepagavo nei vienos žuvies. Ir ten susėdę jie plovė savo tinklus. Toliau aš girdžiu Petrą sakantį Andriejui, sako, na, štai ateina dieviškasis gydytojas. Jie tiek daug apie jį girdėjo, pasiklausykime, ką jis ketina pasakyti. Aš matau jį, jis atsisėdo ant kelmo, žinote, kažkur žemai prie upės. Jūs žinote, kaip vienas iš vyrukų, kai jis ateina į susirinkimą pirmą kartą, jis yra skeptikas, jis yra pačiame gale. Kiek galima toliau? Gerai, jis atsisėda ten gale, žinote, nori sužinoti, kas įvyks. Ir aš girdžiu, kaip jis pradeda kalbėti apie tai, kaip Dievas pažadėjo, kad jis gydys žmonės per jį. Izaijo pranašystė buvo išpildyta. Jis buvo tas, kuris turėjo ateiti, Mesijas. Jis kalbėjo jiems apie tuos dalykus, sakydamas jiems, kaip Dievas per jį gydydavo kitose šalies dalyse. Taigi jis gydė tada tiesiogiai per jį, suteikė išgelbėjimą, žmonių išlaisvinimą ir taip toliau. Ir aš matau, kaip senieji paštalai pakelia tai, ant ko sėdėjo ir prisiartina šiek tiek arčiau. O, tai bent, aš norėčiau priartėti šiek tiek arčiau, o jūs? Aš matau, kaip jis atsigrėžė sakydamas, nagi Andriejau, eime, prisiartinkime šiek tiek arčiau. Tada pirmas dalykas, kurį pastebėsite, jis tiesiog paliko tai, ant ko sėdėjo ir atsistojo draugė su visais kitais. Klausėsi jo. Tai bent norėčiau būti galėjęs išgirsti į kalbant, o jūs? Jis nekalbėjo kaip vienas iš raštininkų, jis kalbėjo su valdžia. Ir jis pradėjo kalbėti ir sakyti žmonėms ne kaip kažkas kitas, bet kaip aš, Dievas. Taigi, ir aš girdžiu Simoną sakantį, žinote, šio žmogaus kalboje yra kažkas, kas atrodo šiek tiek tuščia vieta juostoje. Man jis patinka, kaip jis pamokslavo šį pamokslą. Aš matau, kaip jis prieina šiek tiek arčiau. Po to, kai Jėzus baigė savo kalbą, jis buvo Simono valtyje, girdžiu jį sakantį, taigi, Simonai, o, tai bent įdomu, ką jis pagalvojo, Simonai, irkis toliau, žinai, į gelmę, irkis į gilumą ir išmesk tinklus valksmui. Taigi, tai buvo ganėtinai keista. Irkis į gilumą ir išmesk tinklus valksmui. Na, pažiūrėk, mes esame žvejai, juk mes nesame tokie, kurie žvejoja nuo kranto. Mes žinome, kokios rūšies, pagal kokius ženklus gaudyti žuvį ir mes žvejojame čia ištisą naktį ir nieko nesugavome. Tik pagalvok, visą naktį, bet nieko nesugavome. Ir dabar, kadangi Petras, dabar sekite, čia yra tikėjimo išbandymas. Taigi aš tikiu, kad Dievas visada išbando žmonės, kuriuos iš pradžių išmėginkite jį. Išmėginkite visus dalykus. Tada tikras krikščionis gali pasakyti, tikėjimo išbandymas, tuščia vieta juostoje. Aš negaliu, Dievas, jis paima savo, tuomet, kai jis išėjo ten kalno pašonėje, tuščia vieta juostoje. Ar tai ne kažkas ypatingo, aš manau, apaštalas pasakė, kad mūsų išbandymų mums yra geriau nei auksas. Pagalvokite apie tai. Galbūt Dievas leis jums susirgti, kad jūs galėtumėte tapti liudijimu tam, kad jis galėtų jūs išgydyti, kad jūs galėtumėte stovėti jo žodyje. Po to, kai jūs susidurite su pasipriešinimu, jūs galite pasakyti, aš žinau, be jokio abejonės šešėlio jūs esate, tai bent mano liudytojai Jeruzalėje, Judėjoje, Samarijoje. Liudytojas yra tas, kuris tikrai kažką padarė, kažkur buvo ir kažką matė. Ar tai tiesa? Taigi nepamirškite, liudytojas turi būti liudytojas pats, akimis matęs, kad žinotų, apie ką pats kalba.
Tai negali būti antraeiliška. Jei jūs ateitumėte čia į teismą ir pasakytumėte, aš mačiau gatvėje avariją, bet jūs žiūrėjote pro langą, jūs negalėtumėte būti liudytojas, turite būti toje vietoje asmeniškai. Jūs negalite dvejopai matyti dalykų, jūs turite būti teisingas liudytojas. Taigi, argi tai nėra mintis, apie kurią dabar reikėtų susimastyti, sesė? Jūs sėdite ten aklomis akimis, dėvite akinius, tikriausiai akys silpnos, kitaip jūs nedėjotumėte akinių. Taigi, ar tai nėra kažkas ypatingo? Žinote, kad Dievas leido jos regėjimui būti tokioje būklėje, kad jis galėtų turėti liudijimą. Argi tai nenuostabu, kad mes žinotume, jog jis atėjo? Kodėl tuščia vieta juosta? Paklausė, kas nusidėjo, jis ar jo tėvas? Pasakė šiuo atveju nei vienas, bet kad Dievo darbai būtų atlikti. Dievas norėjo kelių liudytojų. Taigi jis siuntė savo gydymo dovaną jūsų išgydymui, kad jūs eitumėte ir būtumėte liudytojai, o po to išlaikytumėte tikėjimo išbandymą. Išeikite ir pareikalaukite jums Dievo duotos privilegijos. Žinoma, tai tiesa. Taigi, tuomet aš matau, kaip jis pasakė, dabar irkitės į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui. Taigi jis mokė tą vyrą, kad jis tiesiog žinotų, kaip po kurio laiko jis turėjo didį išbandymą, prisiminkite, dauguma iš jų. Bet jis turėjo būti išmokytas. Taigi galbūt jūs turite būti išmokyti. Galbūt todėl ir turite ligą, kad Dievas galėtų jūs išmokyti iki tokio lygmens, kad jis yra ir atlygina tiems, kurie uoliai jo ieško. Galbūt tai jūsų tikėjimas jums ir suteikia. Štai kodėl jums prasideda ligos, kad išmėgintų jūsų tikėjimą, tuomet jūs galite viešai išeiti čia, Finikse ar Daglase, ar iš kur bebūtumėte ir pasakyti, aš žinau. Niekas negali man pasakyti, aš žinau, kad jis yra gydytojas. Kas iš jūsų čia esančių buvote išgydyti dieviškuoju išgydymu? Pažiūrėkime, ar jūs žinote tai? Tai tiesa, amen, tai tiesa. Jūs esate jo liudytojai. O, tai bent. Taigi mes esame čia. Noriu, kad jūs įsidėmėtumėte. Tada jis pasakė, irkis į gilumą ir užmesk. Taigi jis pasakė, Petras atsakė, viešpatie, mes darbavomės ištisą naktį. Kitais žodžiais tariant, mes žvejojome gaubtiniu tinklu, šiuose vandenyse mes žvejojome ir mes nesugavome nei vienos žuvies. Štai čia, supraskite tai. Bet dėl tavo žodžio, viešpatie, užmesiu tinklus. Suprantate? Aš žinau, žmogiškai mes viską padarėme. Viską mes, mūsų žinojimas, mūsų sugebėjimas, mūsų ribos pasiektos. Bet dėl tavo žodžio, viešpatie, aš užmesiu tinklą. Taigi pažiūrėkite, jūs tikriausiai buvote pas gydytoją, jūs buvote operuotas. Jūs išbandėte viską, galbūt anksčiau esate buvę maldos eilėje. Tačiau dėl tavo žodžio, viešpatie, šį vakarą aš užmesiu savo tinklą. Aš ateinu šį vakarą užmesti savo tinklą. Aš ruošiuosi. Na, jūs sakote, čia nėra žuvies. Petrai, tu žvejoji visą naktį. Jūs žinote, kad žvejojate visą naktį ir čia nėra žuvies. Jei Dievas pasakė, užmesk tinklą, jis patalpins ten žuvį, suprantate? Ir šį vakarą aš tikiu, jei gydytojas pasakys, kad jūs negalite pasveikti, o Dievo žodis sako, kad jūs galite pasveikti, Dievas gali viską patalpinti. Jis gali sukurti naujas ląsteles, jis gali sukurti naujas akis, ausų būgnelius, kas tai bebūtų, jis gali tai sukurti. Ar jūs tikite tuo? Kai jis susitiko su Abraomu pačiame pradžios 6 skyriuje, jis susitiko su juo Jehovos vardu arba Dievo visagalio. Taigi šis žodis yra iš hebrajų kalbos žodžio El Shaddai, kuris reiškia krūtinę, maistingas, kaip moteris maitina savo kūdikį. Abraomas buvo 99 metų amžiaus. Bevaikis, jo žmona Sara buvo virš 80. Jie neturėjo vaikų. Bet Dievas jam pasakė, aš esu El Shaddai, aš esu narsus, su krūtinė, aš esu visagalis. Kitais žodžiais, nesvarbu, koks silpnas tu esi pamaitindamas, aš galiu sugrąžinti tau sveikatą. Jis vis dar yra visagalis Dievas. Jis yra El Shaddai šį vakarą. Jūs sakote, aš senas, broli Branhamai, ar išgydymas man skirtas? Taip, amen. Tai yra, kas nori, te ateina. Jūs sakote, aš priklausau metodistams. Man nesvarbu, kam jūs priklausote. Išgydymas yra jūsų, jeigu jūs tuo tikite. El Shaddai, visagalis. Užmeskite tinklus, viešpatie. Jūs sakote, na, aš senas, na, aš turėjau šią negalę, moterišką problemą, aš turėjau ją metus, išbandžiau gydytojus ir visą kitą. Tačiau dėl tavo žodžio, viešpatie, aš užmesiu tinklą.
Suprantate, jeigu jūs turite ant ko stovėti, Dievo žodis kalba apie išgydymą. Jis sako, kad čia yra išgydymas ir tai yra... Ir aš neturėčiau... Nebūtų šį vakarą, prašykite viešpaties, aš ketinu užmesti tinklą. Tuščia vieta juostoje. Ten buvo moteris, turėjusi kraujo problemą, ji buvo tuščia vieta juostoje. Išleido viską. Tuščia vieta juostoje. Išleido gydytojams ir niekiek nepagerėjo. Kai kurie iš jų, žinoma, netgi bandė dar daugiau, galbūt už ją buvo pasimelsta, galbūt jau kojo tuščia vieta juostoje. Maldos eilė buvo tokia didelė, ji negalėjo praeiti pro maldos tuščia vieta juostoje. Todėl ji pasakė savo širdyje, šlovė, jeigu aš galėsiu paliesti nors jo drabužio kraštą, aš būsiu išgydyta. Ir ji prasispaudė pro minią ir palietė jo drabužio kraštą. Tuščia vieta juostoje. Pasisuko ir paklausė, tuščia vieta juostoje. Petras pasakė, štai minia. Jis pasakė, aš pajaučiau. Išėjo. Draugai, pasilpęs. Jis vis dar yra tas pats šį vakarą, pamišėlis iš Gadaros. Jo protas buvo pasimaišęs, viskas, visos viltys dingo, jis paliko savo šeimą, jis buvo maniakas dykumoje, prie antkapių, kapinėse, tikroje velnių susirinkimo vietoje, sena baimė kelianti vieta kaip toji. Gerai, jiems vis dar patinka tokios vietos. Atkreipkite dėmesį, bet jis, gydytojai, jiems nepavyko. Galbūt jis žinojo, kad Dievas, kad Mesijas turės ateiti. Tuščia vieta juostoje. Jos veikas protas, jis tebėra Dievas šį vakarą, tiesiog tas pats, koks jis buvo tą dieną. Draugai, pabuskite. Valanda. Tuščia vieta juostoje. Jo dovanos, jėga, Dievo pažadas yra šalia kiekvieno norinčio. Tegul jis ateina, į tai veiks kitiems, tuomet jis Dievas apie tai paliudija ir jei Dievas liudija apie tai, tai yra tiesa. Neleiskite, kad tai pro jūs praeitų. Priimkite Dievą dėl jo žodžio. Taip, ponė. Ten buvo vyras. Jo vaikas mirė. Jo maža mergaitė 12 metų amžiaus. Jėzus buvo kelyje pas Jairą, kad išgydytų jo dukrą. Ir atėjo žinia, kad mergaitė jau mirusi. Nevarginkite mokytojo. Aš matau, kaip jo veidas paniuro. Tai bent. Jis pagalvojo, mano mergaitė mirė. Jis susijungė su netikinčiaisiais, tačiau visą laiką jis norėjo tikėti Jėzumi. Šį vakarą šiame mieste yra daug tokių, kurie nori tikėti visą Evangeliją, bet jie bijo dėl savo pozicijos, tai tiesa. Jie to nori, jie yra išalkę turėti pakankamą išgelbėjimą, kad sušuktų glorija, adios, šlovė Dievui. Tai tiesa, yra daug tokių kaip jie. Bet problema tame, kad jie daugiau galvoja apie savo išdidumą ir savo orumą, o ne apie mielą Kristų ir Dievą. O, tai bent. Bet jis yra čia. Jis vis dar yra Kristus. Ir jis patvirtino save, kad jis duos šventąją dvasią tiems, kurie ateis priimti Dievo numatytų būdu. Amen. Tai tiesa. Taigi, jis išgydys juos tokiu pat būdu, tuos, kurie ateis Dievo numatytų būdu tai priimti. Taigi, atkreipkite dėmesį ties dideliu skirtumu. Ir tie žmonės dabar jiems priejus, šis nedidelis senas Jairas, jo širdis dužo, vaikas mirė, nevargink mokytojo. Aš galiu matyti tas šventas akis, kai žmonės atsitraukė, pasakė, nebijok, tik tai tikėk. O, tai bent, jis žinojo, kur jis stovėjo. Jis žinojo, kad vaikas bus prikeltas, nes Jairas visų abejotojų tarpe turėjo tikrą tikėjimą. Aš matau juos grįžtančius, vienas iš jų tarė, kągi aš tau galėčiau pasakyti apie tą dievišką gydytoją, ką aš tau galėčiau apie tai pasakyti, dabar jis ten nuėjo ir užtraukė bažnyčiai gėdą ir panašiai, bet Jėzus tiesiog ėjo toliau. Kai jis įėjo į kambarį, jis pasakė, dukra, mergaitė nemirusi, bet miega. Jie su panieka iš jo juokėsi, jie tebesijuokė iš jo. Ir jis išvarė juos. Ir šiandien tie, kurie juokėsi iš amžinos Dievo jėgos, jo buvimu visagaliu, jie yra išmesti iš karalystės. Gerai. Ir kai jie atėjo tą vietą, jis įėjo ir visus juos išvarė, išskyrus Petrą, Jokūbą ir Joną, paėmė išlaisvinti, nes pažiūrėkite, visi iš ten buvo išvaryti. Žmonės buvo atskirti, jie žinojo jų tikėjimą, bet jis turėjo valdžią. Supraskite tai. Tai buvo jėgos. Paėmė iš jo mirtingo kūno į dvasinį pasaulį ir pašaukė mergaitės dvasią atgal, kuri jau buvo kažkiek valandų mirusi.
išėjusi į tą kraštą. Aš esu dėkinga šį vakarą, kad esu susipažinęs su tuo pačiu, kuris gali pašaukti dvasias iš dvasinio pasaulio atgal į gyvenimą. Ir jis stovėjo ten prie Lozoriaus kapo. Visos viltys buvo dingusios. Lozorius buvo miręs 4 dienas ir buvo kape dvokė. Pažiūrėkite į tai. Jie išgirdo, kad Jėzus, jie išėjo, aš tikiu, gimė per nekaltą gimimą, visagalis Dievas. Juostos kokybė yra labai prasta, todėl didelė teksto dalis yra neįtraukta. Ten buvo Dievas prikeliantis mirusius. Taip, ponė, pasakyta, kad jis jautė alkį. Kai jis nusileido nuo kalno, pažiūrėjo medžius, ant jų nebuvo vaisių valgymui. Jie sakė, kad jis buvo alkanas kaip žmogus. Aš žinau, kad jis buvo išalkęs žmogus, kai žiūrėjo šitą juostą. Bet kai jis paėmė 5 sumuštinius ir pamaitino 5000, jis buvo Dievas, teisingai, tai tiesa. Žinau, kad tai yra tiesa. Žinau, kad kai jis buvo ten valtyje vieną vakarą, kurio metu, manau, 10 000 jūros velnių prisiekė, kad jie paskandins jį. Jis gulėjo įmigęs, pavargęs, išvargęs po išgydymo tarnavimų. Gulėjo ten valties gale. Dievas žino, kad aš turiu šiokį tokį supratimą to, ką jis iškentėjo. Gulėjo ten giliai įmigęs. Net bangos ir vėjas negalėjo jo pažadinti, jis taip giliai miegojo. Bet tada, kai jis ten gulėjo, jis miegojo kaip žmogus. Teisingai. Tuomet aš matau, kaip jis atsikėlė, miegojo kaip žmogus, bet atsikėlė, pastatė savo koją ant valties burių suglaudimo virvės, pažvelgė aukštyn į dangų ir tarė, nurimk. Po to pažvelgė žemyn į jūrą ir tarė, būk rami. Kai jis sutvėrė vėjus ir bangas jam paklusti, jis buvo miegantis žmogus, bet jis buvo Dievas, kuris nutildė vėjus ir bangas. Teisingai. Kai jis buvo bemirštas ant kryžiaus, sušuko, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Jis buvo žmogus jo mirtyje, bet jis buvo Dievas prisikėlime. Tai tiesa, kai jie valdžią guldyti savo gyvybę, aš turiu valdžią vėl ją pasiimti. Niekas jos iš manęs netėmė, bet aš pats ją laisvai guldau. Jis buvo, jis vis dar yra šį vakarą. Kai jis stovėjo ten prie Lozoriaus kapo akmens ir aš galiu jį matyti ten stovinti kaip žmogus, silpna, verkianti ir ašaros ritasi žemyn jos kruostais. Visgi jis žinojo, kad galėjo prikelti Lozorių, bet tai buvo jo žmogiška žmonių užuojauta. Ir kai jis atsistojo ten prie kapo, jis tarė, nuimkite akmenį. Jis žinojo, kad kažkas turėjo įvykdyti tam tikrą dalį. Jūs turite įvykdyti jūsų dalį. Patraukti akmenį, šios 2 mažos silpnos moterys. Ir kai jie patraukė akmenį, aš jį aiškiai girdžiu. Aš dėkoju tau, kad tu visada mane išklausai. Bet dėl šalia stovinčių, pažiūrėkite jį. Štai čia, supraskite tai. Aš girdžiu jį šaukiantį garsiu balsu tiesiai į dvasinį pasaulį. Lozoriau. Aš tikiu, kad jeigu jis nebūtų jo pašaukęs vardu, ten būtų vykęs visuotinis prisikėlimas, tiesiog ten. Ir aš tuo tikiu, štai ką aš apie jį galvoju, tai tiesa. Jis pasakė, Lozoriau, išeik. O, tai bent. Tai, kas buvo suirę, pažino savo šeimininką dvasia lygiai taip pat. Lozorius buvo miręs 4 dienas. Jo siela buvo kažkur amžinybėje. Aš nežinau, kur ji buvo ir jūs nežinote. Mes nesiginčysime apie tai, kur buvo jo siela. Vis tiek ji išgirdo Dievo sūnaus balsą ir žmogus, kuris buvo miręs 4 dienas, atsistojo ant savo tuščia vieta juostoje. Vėl, jis yra tas pats vakar, šiandien ir jūs tikite tuo, nepaisant to viešpatį dėl tuščia vieta juostoje. Aš užmesiu tinklą. Senasis Paulius paskutinėmis jo šventasis jo kelionės pabaigoje. Aš kovau gerą kovą, užbaigiau savo bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Nuo šiol man atidėtas teisumo vainikas, kurį aną dieną man duos viešpats. Atkreipėte dėmesį į dar vieną dalyką, kai jis pasakė šioje vietoje apie savo išėjimą, kai jis pasakė, kad jis kovojo gerą kovą ir visą kitą jis pasakė, o kapė, mirtie, kur tavo geluonis? Kapė, kur tavo pergalė? O mirtie, parodyk, kur tu esi? Iššūkis. Nusileisk mirtie. Pažiūrėkime, ar gali mane išgąsdinti. Gerai, pažiūrėjo žemyn ir pamatė 6 pėdų gylio kapą. Pasakė, o mirtie, kur tavo tuščia vieta juostoje? Parodyk man, kur tu gali tai man parodyti. Sakykime, aš galiu tave sulaikyti. Aš galiu parodyti tau tuščią kapą Jeruzalėje. Amen, jis tebėra Kristus šį vakarą. Mirtie, kur tavo geluonis? Kapė, kur tavo pergalė? Leiskite išplėsti tai pasakant su šventuoju Pauliumi. Liga, parodyk man savo vietą, kurioje stovi priešais Dievą.
Bet nepaisant to, Viešpatie, dėl tavo žodžio aš užmesiu tinklą. Aš nežinau, kaip tu iš čia paimsi mano sielą, kai mirtingojo gyvenimo ratai yra sustoję, bet dėl tavo žodžio, Viešpatie, čia aš einu į paslaptingą amžinybę, pasitikėdamas tavimi. Aš nežinau, Viešpatie, kaip tai kažkieno maldos, kad tu išgydysi mane, bet dėl tavo žodžio, Viešpatie, jūs sakote, tai yra jo žodžiuose ir šie ženklai lydės tuos, kurie tiki. Mano vardu jie išvarinės velnius. Ar tai tiesa? Jie kalbės naujomis kalbomis. Jie ims gyvates, išgers ką nors mirtingo. Tai jiems nekenks ir jie dės rankas ant ligonių. Jie pasveiks. Dėl tavo žodžio, Viešpatie, aš ateinu čia. Aš nežinau, kaip tai vyks, bet štai aš čia. Nesistengkite išsiaiškinti, priimkite jį dėl jo žodžio. Ten Petras. Štai ir valtis blaškoma. Visų pirma pastebėsite, jis pamatė ateinantį Jėzų, jis pasakė, Viešpatie, jei tai būsi, tuščia vieta juosta. Nežinojo, ką jis sakė, tuščia vieta juosta, bet jūs gausite. Ateik, Viešpatie. Aš žinau, kad čia gylis yra tikriausiai 40 sieksnių, aš nežinau, kaip aš ruošiuosi eiti. Aš žinau, kad man yra neįmanoma vaikščioti šio vandens paviršiumi taip pat, kaip ir vaikščioti oru. Aš nesistengiu visų pirma išsiaiškinti cheminės sudėties, aš nesistengiu išsiaiškinti, ar po vandens paviršiumi yra lenta, ant kurios galėsiu eiti. Jei tu pasakei man eiti dėl tavo žodžio, Viešpatie, štai aš ateinu. Tai tiesa. Jeigu jis galėjo priimti jį dėl jo žodžio, tuomet kaip yra su jumis šį vakarą po 1900 metų išbandymų. Aleliuja. Juk, broli, tuščia vieta juosta, žodis, tuščia vieta juosta, suvokti tai, tuščia vieta juosta, aš priimu tave, tuščia vieta juosta. Vieni iš senovinių laikų vaikinų, kurie priėmė jį dėl jo žodžio, nebijojo. Ten buvo keli hebrajų vaikai pačiame Babilone. Danielis nusprendė savo širdyje, kad jis nesuterš savęs karališku maistu, taip pat ir Šadrachas, Mešachas ir Abednegas. Ir buvo išleistas įsakymas, kad visi, kurie nenusilenks tam tikram atvaizdui, bus įmesti į 7 kartus karščiau įkaitintą krosnį. Teisingai. Taigi, štai atėjo išbandymas. Po to, kai už jūs pasimeldė. Šia vieta juosta. Rytoj, kitą dieną, jūs būsite išbandyti, nesijaudinkite. Jūs visi čia esantys, kurie gavote šventąją dvasią po kelių dienų, ateis išbandymas. Ar tai tiesa? Kai jūs esate išgydomas, ten esantis demonas, jo kūnas pradeda irti, išbandymas ateina. Šėtonas ketins pabandyti ir vėl sugrįžti. Kai netrojo dvasia yra išėjusi iš žmogaus, jį vaikšto per sausas vietas. Jis sugrįžta atgal, pasiima kitas 7 už save piktesnės dvasias. Ar tai tiesa? Atkreipkite dėmesį, leidžia namai būti iššluotam ir išpuoštam. Ir paruoštam tai valandai. Štai, tai yra čia. Supraskite tai. Jis sugrįžo atgal, bet jis surado namus papuoštus ir iššluotus. Tada ten esanti šventoji dvasia apsaugo jį tą valandą. Taigi tie hebrajų vaikai. Galiu matyti juos, kadangi jie meldėsi. Jie nekreipė jokio dėmesio į karalių, jie nebijojo jo įsakymo, jie norėjo žinoti, ką taip sako viešpats, ir jie pasuko savo veidus, tuščia vieta juostoje, meldėsi lygiai taip pat. Dabar atidžiau atkreipkite dėmesį. Gerai, įsakymas buvo išleistas. Tada, jeigu karalius ant to uždeda savo antspaudą, jis privalo to laikytis. Jis ruošiasi sudeginti šiuos 3 hebrajus. Aš girdžiu Beltšacarą ar Nebukadnecarą, tiksliau sakantį, mes išmokysime šiuos šventuosius besiritinėjančius ant žemės, kaip čia reikia elgtis. Mes jiems parodysime, kas čia yra šeimininkas. Ir jūs nesijaudinkite, tačiau toks laikas ir vėl ateina, tai tiesa. Tiesiog prie pat durų. O, tai bent. Dabar jūs gyvenate to šešėliuose. Atkreipkite dėmesį. Sekite. Jis pasakė, mes pažiūrėsime, kas nutiks šiems vaikinams. Mes išbandysime tą šventosios dvasios religiją ir pažiūrėsime, ką jį padarys. Mes išdeginsime tai iš jų. Broli, buvo bandoma išdeginti tai iš daugelio žmonių, bet jūs negalite išdeginti šventosios dvasios lauk. Ji pati yra ugnis. Tai tiesa. Jie bandė išvirti ją iš Jono, tačiau jie negalėjo jos išvirti iš jo netgi karštuose riebaluose. Tai tiesa, jūs negalite jos išvirti, jūs negalite jos išgąsdinti, jūs negalite jos išvyti, ji ten pasilieka, atkreipkite dėmesį. Girdžiu juos sakant, mes įmesime juos į liepsnojančią krosnį. Aš galiu matyti karalių Nebukadnecarą, tuščia vieta juostoje, su iškilmingiausiais apdarais yra atsisėdusi, dėvinti kunigų apdarus, pasakė, dabar stebėkite juos, šaukiančius jų išbandyme. Bet kuris iš tų senų, taip pat jūs po šio išgydymo tarnaimo, bet dėl tavo, tai tiesa. Dovydas Relis, bet dėl tavo žodžių viešpatie aš ateinu, o ir nesvarbu, koks didelis atrodo pasipriešinimas, tu ateini pas mane kaip Filistinas su šarvais, aš ateinu pas tave Izraelio viešpaties Dievo vardu, štai taip. Šėtonas sakys, visi daktarai sakys, kad jūs, tuščia vieta juosta, aš ateinu pareikšdamas, kad jis, tuščia vieta juosta, šiuo tikslu, aš iš karto pas tave ateinu, tu negali. Jokia jėga mane nugalėti, nes aš esu laisvas, Kristus, jis padaro mane laisvą, aš matau juos ten užlipančius,
jų rankos surištos už nugaros, marširuoja juos mirties marše į liepsnojančią krosnį. Aš matau tas atramas, kurios rėmėsi iki pat stambių plytų viršaus. Tas rytas buvo, tuščia vieta juostoje. Liepsnos kyla aukštyn, matau šį didingą reginį. Atkreipkite dėmesį dar minutėlę, prašau jūsų dėmesio ir melskitės. Aš matau juos, kaip jie pradėjo dabar. Aš matau karalių, Nebukadnesarą sėdėti ten ir sakantį. Taigi, pažiūrėkite, stebėkite juos, kaip ten užėję jie klykia ir šaukia. Šis laikas yra sudrebinantis, aš matau. Visų pirma, pastebėsite, Šedrachas pažiūrėjo Mešachą, tarė, ką tu galvoji apie tai? Pradėjo justi prie jo besiartinančią kaitrą. Mes tai pajausime, nesijaudinkite. Galiu girdėti tai, Mešachas sako, klausykite, man nesvarbu, mūsų Dievas gali išgelbėti mus iš čia. Bet dėl tavo žodžio viešpatie štai aš ateinu. Ši ugnis tikriausiai galėtų mus praryti štai taip, bet dėl tavo žodžio viešpatie štai aš ateinu. Aš prieš nieką kitą nenusilenksiu. Aš priimu tave dėl tavo žodžio. Aš ateinu. Gerai, jie paėjo kelius žingsnius į priekį. O, tai bent. Karštis buvo toks didelis, kad vyrai pradėjo jausti pasibjaurėjimą. Jie stumė juos į tuščią vietą juostoje. Atėjo laikas. Aš matau, kaip jie sulėtina savo žingsnius. Ietis buvo iškeltos šiek tiek aukščiau. Judėkit toliau, judėkit toliau. Aš girdžiu Šedrachą vėl sakantį, ką tu galvoji apie tai, Abednegai? Na, aš priimu Dievą dėl jo žodžio. Jūs žinote, kad mūsų Dievas yra padaręs daug dalykų. Jis atvėrė, tuščia vieta juostoje, jis atvedė mus čia, jis padarė šios dalykus ir Dievas, kuris gyveno tomis dienomis, gyvena šiandien. Šį vakarą, draugai, mes turime šimtus, net tūkstančių metų liudijimus apie tai. Mes tikrai galime priimti jį dėl jo žodžio. Ėjo tiesiai į liepsnojančią krosnį iki pat ten, sustojo ten ir įėjo į krosnį. Atrodė, kad niekam tai nerūpėjo. Paklausė, ką jūs dabar galvojate apie tai čia? Ką jūs dabar galvojate apie šią religiją, kad pasitikite Jehovą? Pažiūrėkite, ar jis išgelbės jūs. O, Dieve, pažvelkite tas pastabas. Nepaisant to, dėl tavo žodžio viešpatie žengiu tuos likusius kelius žingsnius. Matau juos pasikeliančius. Dievas visada rūpinasi savo žmonėmis. Ar jūs netikite tuo? Kol ten kažkas vyko, pažvelkime aukštyn į dangų ir pažiūrėkime, ar tuo pat metu ten kas nors vyko. O, aš galiu įmatyti sėdinti sostį ir žiūrinti žemyn. Matau kažką ateinantį iš dešinės. Kas tai? Tai angelas. Jie vadina jį Gabrieliumi. Tuščia vieta juostoje. Šio įrašo dalis yra nesuprantama. Rūpėjo Babilonas ir šį vakarą jam rūpi Finiksas. Ten Babilone buvo 3, čia Finikse yra 100, jis yra čia. Maldos eilė. Dėl tavo žodžio aš turėsiu būti teisiamas už tai, ką sakau. Jūs būsite teisiami už tai, kuo tikite. Atkreipkite dėmesį, aš mačiau juos visą naktį. Tuščia vieta juostoje. Jų pasaulis nuodėmingas. Tuščia vieta juostoje. Jėgos ir aš apverčiau didį ir atsakau visus vandens čiaupus, kurie tik buvo gelmėse ir tada aš užtvindžiau žemę ir nuskandinau viską, kas buvo. Leiskite man nusileisti ten, aš nuplausiu Babiloną nuo tuščia vieta juostoje. Tikiu, kad jis būtų galėjęs tai padaryti, o jis turėjo gali nuplauti Babiloną nuo žemės paviršiaus. Girdžiu didenybę sakant, taip metelė, tu gali, tuščia vieta juostoje. Paskutinis, tuščia vieta juostoje. Sesė Morgan yra čia. Aš tikiu, kad ji yra vienu žingsniu tuščia vieta juostoje. Matote juos pakylančius nuo tuščia vieta juostoje. Paskutiniai žingsniai. Karalius šventųjų tuščia vieta juostoje. Atsistojo nuo savo tuščia vieta juostoje. Aš matau jį ten atsistojantį nuo savo sostų. Matau jį sakantį baltam dideliam debesiui ten. Aš matau jį sakantį ateik čia rytų vėjų, šiaurės vėjų, vakarų ir pietų. Pašaukė 4 vėjus tuščia vieta juostoje. Link žemės. Viskas danguje jam paklūsta tuščia vieta juostoje. Tegul mūsų širdis būna, mes bijome priimti jį dėl jo žodžio. Pasakė, teikite čia. Kaip vėjai tai daro? Ne man to abejoti. Žemyn palei sostą pasirodė šis didelis baltas debesis. Aš matau, kaip jis atsistojančio didelio balto debesies. Šlovė Dievui. Kaip, tuščia vieta juostoje, žaibuoja. Jis sako, rytų vėjų, šiaurės vėjų, vakarų ir pietų. Šį rytą aš ketinu siųsti jūs į Babiloną. Aš matau, mūsų broliai turi poreikį. Metelė, aš negaliu tavęs išleisti. Gabrieliau, aš negaliu tavęs išleisti. Aš pats vykstu. Amen. Aš matau jį, kaip jis, tuščia vieta juostoje, per dangų, tuščia vieta juostoje. Galiausiai jis prasiveržė per laiką ir būtent tuo laiku, kai jie žengė paskutinį žodį ir dėl tavo žodžio viešpatie štai mes žengėme, tuščia vieta juostoje. Aleliuja.
Šį vakarą jis tebėra Kristus. Nesibaiminkite, priimkite jį dėl jo žodžio. Vis tiek viešpatie, aš tiesiog priimsiu, tuščia vieta juosta, bet dėl tavo žodžio, štai aš ateinu viešpatie. Aš priimsiu tave dėl tavo žodžio. Štai aš viešpatie, aš nežinau, kaip aš ketinu žengti šį paskutinį žingsnį. Aš žinau, daktaras sako, kad aš mirštu, tuščia vieta juosta. Tavo žodis viešpatie, štai aš ateinu. Jūs nežinote, kaip, tuščia vieta juostoje. Aš nebandau patikrinti, kaip tai gali būti padaryta viešpatie. Dėl tavo žodžio. Štai aš einu. Nieko savo rankose neatnešu, tiesiog tvirtai laikausi tavo kryžiaus. Aš priimu tave dėl tavo žodžio. Palenkime mūsų galvas, o Dieve, pasigailėk šį vakarą, tuščia vieta juostoje. Pakankamai, tu stovi čia, per visus amžius tu buvai gydytojas, tu buvai tas, kuris pasakė, šie ženklai lydės tuos, kurie tiki. Paskutiniai žodžiai, kurie buvo ištarti iš tavo lūpų, prieš tau paliekant šį pasaulį. Paskutinius žodžius, kurie yra užrašyti Evangelijoje, tu pasakei, jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. O Dieve, raštai sako, kad tu pakilai į dangų, tu duodi dovaną žmonėms. Praėjo daugiau nei 1900 metų, ar tuščia vieta juostoje. Nuo gyvybės medžio tau, tuščia vieta juostoje. Leisk žmonėms eiti, tuščia vieta juostoje. O Dieve, tuščia vieta juostoje. Susirinkusieji kelias minutės gieda ispaniškai. Tarnautojas kalba ispaniškai. Porque hemos oído que él dice que no es responsable si alguno está aquí que es incrédulo,
a la palabra de Dios y que no cree en estas cosas, él ha suplicado que deje el lugar, que salga de aquí. Si es incrédulo y no crea estas cosas, su lugar no está aquí, porque puede salir, espíritu malo, diablo puede venir y morar en él y perdición. Así es de que si es incrédulo, vale más que Dios bendiga. Garso juostos kokybė šioje vietoje yra labai prasta, žodžiai nesuprantami, todėl tekstas šioje vietoje yra neįtrauktas. Aš nežinau, aš turiu būti sąžiningas su tuo, kas stovi priešais mane. Taigi jūs žinote, tos ligos yra demonai, jūs vadinate tai vėžiu, plaučių uždegimu, tuberkulioze. Jėzus jas vadino velniu. Taigi, ar kas nors žino, kad žodis velnės reiškia kankintojas? Ne jūsų sielos kankintojas, jūs esate iš to išlaisvinti per jūsų Evangelijos pamokslininką ir Dievo žodį. Ir tai tiesa, aš nesu dėl to, aš nesu pamokslininkas, aš atėjau išgydyti jūsų kūnų. Taigi atsikratyti to kankintojo, jūs negalite, jūs niekada nebūsite išgelbėti ir negausite šventosios dvasios, jeigu nepatikėsite Dievo žodžiu ir žmogumi, kuris tai pamokslauja. Ir tai tiesa, tai būdas, kuriuo jūs būsite išgydyti, tas pats būdas. Taigi aš ketinu pasimelsti už tiek žmonių, už kiek man yra įmanoma šių kitų 35 ar 40 minučių metu, kad jūs galėtumėte gauti. O rytoj vakare atveskite savo visus ligonius, mes pasiliksime čia iki rytaus vakaro, kol už kiekvieną bus pasimelsta, nes kitą vakarą, rytaus vakaras bus jums paskutinis, tuščia vieta juostoje. Visi nori pamatyti visus, visi jūs, brangus Ispanijos žmonės, kurių artimi žmonės yra netoli, jie negali dabar atvykti į Tijuaną. Šiandien jie man skambino iš Oregono, net iš ten, kad sužinotų, ar jie galės, kad baltodis žmogus ateitų į maldos eilę Tijuanoje. Tik vienam pažadėjo iš baltodžių žmonių Tijuanoje. Tai yra vienas žmogus duotas Ispanijos žmonėms, todėl dabar jūs ateikite. Ir aš tikrai dėkoju Dievui už jų Ispanijos žmonių svetingumą ir draugiškumą, kurie leido visiems susirinkti kartu. Visgi susirinkimas buvo tik ispanams, mes mylime juos, ar ne baltieji žmonės, ar tai tiesa visi. Sakau jums, draugai, nesu matęs tokio tikėjimo mano žmonių tarpe, kokį pamačiau čia, tai tiesa, tai tiesa. Ir aš tiesiog, aš noriu, kad galėčiau nuvykti į Meksiką kuriam laikui. Bet jie to neleidžia dėl tų riaušių. Bet jeigu aš tik galėčiau nuvykti ten trumpam su jaunuoju Džojumi ar kažkuo iš čia, kas galėtų man pavertėjauti ir aš galėčiau tiesiog trumpam pasilikti, tai bent aš tikiu, kad Dievas gali apversti tautą aukštinkojim. Aš tikiu tuo, nes jie yra, katalikų žmonės yra išmokyti. Ar yra katalikų šiame pastate? Leiskite pamatyti jūsų rankas, jeigu yra žinoma, štai jų daug. Taigi pažiūrėkite, puiku, katalikai yra išmokyti tikėti, kad ką jų kunigas sako, yra tiesa. Ar tai tiesa, draugai, katalikai? Aš žinau, mano žmonės buvo katalikai, gimė, taigi atkreipkite dėmesį. Dabar pasiklausykite, suprantate, protestantai tiesiog tuo tiki taip. Jei jie netikėtų šitą bažnyčią, jie pereitų į kitą, bet katalikas, kol jis yra katalikas, jis turi išlikti. Taigi čia, jie yra išmokyti tikėti, jie tiki dieviško išgydymu. Ir čia jie yra išmokyti tikėti žmogumi. Tikėti, kad tai, ką jis sako, yra tiesa. Todėl, kai jie ateina ir aš jiems taip sakau, ir jie mato, kaip žvairų akių žvilgsnis yra ištiesinamas arba kurčių ausis atsiveria, jie žino, kad tai turi ateiti iš Dievo ir jie tuo tiki. Kartais jie tiesiog štai taip kniupsti pargriūna, kojo štai taip. Jūs niekada nepamatysite, kad jie ateitų nusižeminę ir dėkingi, tai bent, tai štai kur Dievas juda tiesiai į tą kanalą. Tai nuostabu, ar ne? Žinoma. Dievas paruošė savo brangakmenius. Ar jūs suprantate, apie ką aš kalbu? Taigi dabar palenkime savo galvas maldai. Tėve, aš suprantu, kad dabar aš bijočiau žengti į šią sferą, jeigu tu nelaikytum mano rankos. Dabar mano mintys sugrįžta į laiką prieš maždaug 2 metus, kai į kambarį tą vakarą įėjo žengdamas tas Dievo angelas ir tarė: Tu esi gimęs į šį pasaulį, kad atneštum dieviškojo išgydymo dovaną žmonėms. Dauguma tavimi nepatikės, tačiau daug kas patikės. Jeigu būsi nuoširdus ir padarysi, kad žmonės tavimi patikėtų, netgi vėžys neatsilaikys prieš tavo maldą. Dievo angelė, aš nematau tavęs, bet aš žinau, kad tu stovi šalia. Prašau. Tu pažįsti mano širdį ir žinai, kaip aš myliu šios žmonės. Stovėk šalia mane šį vakarą ir tegul nei vienas neteis neturėdamas tikėjimo. Ir aš žinau, kad tavo žodžiai buvo tiesa. Aš priėmiau tave dėl tavo žodžio, nes tu pasakei, kad buvai siųstas Dievo. Aš tikiu tavimi. Ir tu išlikai prie manęs ir tu patvirtinai žodį su lydėjusiais ženklais. Taigi ir vėl šį vakarą, šią kovo 5 dieną, šį atmintiną vakarą, tegul tu dabar stovės ir išgydysi kiekvieną.
suteiktai, tegul kiekvienas demonas bus pavaldus Jėzaus Kristaus vardui. O dabar, Tėve, aš įžengiu į šią dvasios tikėjimo sferą, mesdamas iššūkį kiekvienam čia esančiam demonui Jėzaus Kristaus vardu. Čia stovi mažas kurčias berniukas. Vibracijų kištukai yra jo ausise, jis toks gimė. Taigi nepamirškite, šis mažas žmogutis nežino, kas yra klausa. Štai juda. Taigi, kas iš jūsų dabar tiki? Žinoma, pats pirmasis atsistojo štai čia, kad būtų stebuklas. Taigi, čia stovi tas, kuris su manimi kalbėjo. Aš būtent tuomet tai pajaučiau. Aš jaučiu tai dabar. Jei aš kalbu netiesą, Dievas yra mano teisėjas. Tas, kuris kalbėjo su manimi tą vakarą kambaryje, pasakė, kai tu pajausi šį jausmą, kaip aš jaučiu dabar. Aš stovėsiu šalia tavęs. Jis yra čia. Kas iš jūsų tiki, kad aš buvau pasiųstas tai padaryti? Taigi prašau, nepakelkite galvų, kol jūs išgirsite mano balsą per šį mikrofoną sakantį pakelkite savo galvas. Tai yra viduje, išorėje, kadangi jūs esate tuščia vieta juostoje. Viskas įmanoma. Tik tai tikėk. Viskas įmanoma, jeigu jūs galite tiesiog juo tikėti. Mes žiūrėjome jos mažą kojytę, čia brolis Džojus ir aš, kaip jį pajudino mažą kojytę, štai taip tiesiog prieš maldą. Ir tada po kelių akimirkų, kai tas spaudimas paliko tą mažą kojytę, jį išėjo kaip bet kuri kita maža mergaitė.